ką tik buvo aptartas klausimas, kur Saulius Skvernelis organizuoja šiandien neva tą uždarą slaptą posėdį. Vos tik uždavus klausimus Skverneliui, jis akivaizdžiai save susikompromitavo, nes pasisakė, kad tas neva slaptas posėdis bus tik edukacinio pobūdžio. Tada kyla klausimai, kam to slaptumo, tokio perdėto, kad tik ta edukacinė informacija bus pateikta, kuri jau ir dabar viešai mums visiems žinoma. Nes norint pateikti slaptą pilną informaciją, reikalingos pirmos arba antros saugumo slaptumo žymos patalpų, o jos tik tai yra apačioje, kurioje naudojasi Nacionalinio saugumo gynybos komitetas, o visa kita informacija, kur dabar vieša, jeigu bus pakišta po slaptumo žyma tarnybinio naudojimo, riboto naudojimo, tai praktiškai užčiaups visiems Seimo nariams burną kalbėti būtent šią temą apie gynybą, apie finansavimą. Ką aš manau apie šį jų posėdį, pateikiu savo postą, kurį prašau perskaitykite.